Praėjusioje laidoje pradėjome pasakojimą apie paskutinį Lietuvos šoninio slydimo čempionato etapą. Po jo paaiškėjo, kas visus metus drąsiai galės vadintis šoninio slydimo karaliumi. Šiuo sportu besidomintis turbūt jau žino, kad šių metų Lietuvos čempionas Andrius Čibirka. Tačiau apie kelią link čempiono titulo šiandien papasakosime plačiau. Į paskutinėje sezono kovą susirinko beveik visi stipriausi drifteriai. Trūko tik Timo Simniškos, jau nebeturėjusio šansų užkopti ant bendrosios įskaitos nugalėtojų pakylos. Tačiau jo automobilių varžybose buvo galima išvysti komandos draugas iš Drifter LT Darius Balys prieš kelias savaitės pardavęs savo penktuką BMW bandė jau trečiąjį automobilį šį sezoną, ne itin sėkmingai. Jo kelias baigėsi top 8 važiavimuose. Treniruotės taip pat buvo negailestingos ne vienam sportininkui. Vienu gražiausių automobilių visame įspūdingame drifterių techninėme parke buvęs Izidoriaus Paukščio Nissan treniruočių pabaigoje dėl gedimo nebevažiavo. Tuometinio drifto čempionato bendrosios įskaitos taškų lyderio Evaldo Kovalenkos Nissan Silvija PS13 dar kartą sugedo, tad varžybose jis dalyvavo su iš komandos draugo Kastyčio Leknos pasiskolintų Nissan 200 SX S14. Atrodo, kitas automobilis jam gerai važiuoti nesutrukdė, net ir ne su savo mašina važiavęs Evaldas Kovalenka kvalifikacijoje buvo pirmas. Tiesa, poriniai važiavimai jam sekėsi prasčiau. Finalo vertoje dvikovoje top 8 turnyre prieš Andrių Čibirką, kai tuo metu jau buvo aišku, kuris iš jų laimi kovą, laimi ir visą čempionatą. Evaldas Kovalenka po pakartotinės kovos buvo priverstas pripažinti BMW fan atstovo pranašumą. Tad geriausiųjų ketvertuke varžėsi net 3 Andriai – Miciūnas, Čibirka ir Šlajus. Į jų kovą įsiterpė Kastytis Alekna, paskolinę savo Nissan Evaldui Kovalenkai, o pats dalyvavęs atsarginių Demon Sport automobiliu. Tačiau ant nugalėtojų podimo jam lipti neteko. Paskutiniuose važiavimuose prasidėjęs lietus sumaišė kortas visiems likusiems dalyviams, kurie neturėjo šansų priprasti prie staigiai pasikeitusių sąlygų ir trasoje slidinėjo. Tačiau ir šiomis sąlygomis teisėjai vis tik turėjo priimti sprendimus, po kurių pirmoji vieta atiteko Andriui Miciūnui, antra Andriui Šlajui, trečia Andriui Čibirkai. Viso sezono įskaitoje surinkęs net 357 taškus, 7 Evaldą Kovalenką aplenkęs nugalėjo Andrius Čibirka. Tad stipriausio Lietuvos drifterio vardas grįžo į Kauną. Nuo 2006 iki 2009 tuometinio driftingo čempionato nugalėtojais tapdavo laikinosios sostinės atstovai, kol praėjusiais metais šį titulą į Vilnių atvežė Evaldas Kovalenka. Taip pat po 3 metų pertraukos geriausio drifterio vardą gavo BMW fan narys. 2006 ir 2007 juo džiaugėsi Andrius Miciūnas, 2008 ir 2009 Drifter LT nariai Timas Simniška ir Kęstutis Petronis, o 2010 Evaldas Kovalenka iš Demon Sport. Tad bent jau iki kitų metų pajėgiausių šalies šoninio slydimo meistrų gali tituluotis Andrius Čibirka. Oi, kaip man šis čempionatas, labai įvairus, labai sunkus. Pirmą etapą nespėjo automobilis būti paruoštas, antras etapas, trečias kaip ir lyg ir nieko visai buvo. Ketvirtas etapas, problemos vėl su technika, šis etapas parodė kas ir kaip. O kaip jums šio etapo trasa, nebuvo per lėta? Jeigu atvirai, labai lėta. Labai lėta, ne mano trasa, man patinka greitesnės trasos. Mašina gerai važiavo. Pasaka buvo, pasaka. Pasaka, taip? Jo. O ar džiaugiesi šiemetiniai savo rezultatais? Tai aišku. Taip, pirmas sezonas toksai, tai nėra kas skųstis. O ką galėtum papasakoti apie šį driftingą čempionatą? Gerai, tik reikia biškį trasų tokių greitesnių, geresnių. Zaibės būtų. Nu, ta prasme, kad greičio būtų. When the pressure drops, I'm weightless. My mind is weightless, my body's weightless. I don't feel anything. I'm weightless, I'm weightless, I'm weightless, I'm weightless. Velocity.